Net ir tos 2 valandos, jau viskas, jisai bus stresė, jam pasidarys neurozė, darydamas tą, ką jam nepatinka. Iš viso vaikams, ir čia yra faktas, vaikams ir suaugusiems, jeigu mes dirbame nemylimą darbą, arba mokomės nemylimą dalyką, atrofuojasi smegenys. Ir dabar pagalvokime, ką mes darome, kiek atrofuotų mūsų smegenų ląstelių. Jeigu kažką tai mes darom, ko visiškai mums nepatinka, o vaikai mokosi to, ko mums visiškai nepatinka. Geras toksai klausimas mums paklausti, nors aš tokia išvada ir turiu, kad mums reikia daugiau dirbti su vaikais toj vietoje, kurie yra jau jie pašaukti. Tai aš būtent turiu tokią mažą gyslelę, kiekvienas mes turim kažkokį tai genijų, aš turiu tokį vieną mažą tokį sugebėjimą pamatyti, kur yra talentai žmonių ir kaip juos kultivuoti. Ir, taip ir gavosi, kad labai tos sudėties daug įėjo mūsų šeimą, bet aš visiškai pasakysiu, nėra mūsų šeima nei ideali, nei kažkokiu tai tenais pavyzdės, nei nieko. Tik tai suėjo truputį daugiau tos sudėties, kuri ir lėmė daug sėkmės. Bet kitose šeimose dar būtų lengviau, nes pas juos yra iš viso daugiau sudėties, tik jie nieko nedaro, jie nežino, kaip naudoti. Tai tas pats, kaip Lietuvoje, žinote, tarybiniais metais, kai gyvendavom, tenais jie turėdavo tik tai 3-4 sudėtis padaryti moteris šeimininkės pietų, o tenais amerikietės jie turėjo 1000. Ir tai vis tiek moteris čia Lietuvė padarydavo skaniau, negu net su 1000. Tai tas pats yra. Daugelis šeimuose egzistuoja dar įdomesnių, geresnių kombinacijų, kur padaryti dar daugiau genijų, dar nuostabesnių stebuklų negu pas mus. Bet tai, kad ką mes turėjom, iš ko ištraukėm, kas jau buvo pas mus, tai ištraukėm, ką turėjom. Nes dėl to, kad būtent buvo ir tos žinios, ką daryti. Jeigu aš nebūčiau žinojęs, ką daryti, gal taip ir nieko taip per daug ir nebūtų pasisekę, būtų viskas tas pats. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad visi vaikai yra genijai. Ir aš tą kartoju ne dėl to, kad aš čia tik taip įsivaizduoju mano fantazijos. Aš turiu faktus, aš turiu įrodymus. Ir tą mes padarysim, kada mes turėsim jau akademiją, kad visi pamatytų tą, kad tai yra įmanoma. Ir dėl to ir vyko tie eksperimentai su kitais žmonėmis pamatyti tą, kad nėra negenijai, tik tai yra tie, kurie nežino, kad jie yra negenijai. O sakykit, jūs daug davėt savo vaikam, o ko išmokot iš jų? Iš jų viską išmokau. Kantrybės išmokau, visiškai kitos pasaulėžiūros, visiškai kitaip mąstyti apie kosmologiją, apie būtį, apie visus mus, apie žmones, apie tarpusavio santykius, apie tai, kad meilė yra svarbiau už paklusnumą, nes meilę galima su šautuvu per 1 sekundę įvaryti kam nors. Aš galiu nemeilės, aš paklusnumą galiu, aš galiu paklusnumą galima labai greitai įdiegti žmogų, su šautuvu, su peiliu, su ginklu, su smurtu. O meilė reikalauja laiko. Ir kartais mes norim labai greitai rezultatų. Lietuva yra viena iš tokių šalių, kur mėgsta rezultatus. O kartais tie rezultatai pasirodo daug vėliau. Ne? Ir jeigu šnekam apie pedagogų rengimą, pedagogų gebėjimus, tai čia tada kokiame amžiuje būtų efektyviausia atpažinti, bet nepramesti, ir kaip tą pojūtį išugdyti pas tėvus, pas mokytojus, kaip atpažinti tą. Tarp 2, čia asmeniškai man, tarp 2-6 metų. Matosi labai daugiausia tarp 4-5. Nuo 2 iki 6, daugiausiai tarp 4-5. Ir truputį su vaikais, truputį ilgiau negu suaugusiais. Su suaugusiais per 1 valandą yra galima, bet su vaikais daug sunkiau ir truputį daugiau reikia dirbti, daugiau kalbėti, daugiau jiems įvesti, kad jie rodytų. Aš kartais su vaikais dirbu labai nestandartiškai. Aš kartais tyliu, po 8 valandas su jais.
Jie man viską rodo, jie mane vedžioja, aš jų pasaulyje esu. Ir kaip išvystyti, net ir jeigu aš pasakyčiau, kaip aš tai darau, tas ir yra, tas ne tik, kad ką aš darau, o kaip aš darau, yra dar svarbiau negu ką aš darau. Ir kad ta analizė, net ir jeigu kartą patį jūs pamatytumėte, kažkas tai žmogus, kuris visiškai neturi to ryšio, jis pasakytų, čia visiškai jisai net netikęs tam, aš sakau, ne, aš manau, kad yra didelė gyslelė kažkam. Ir, žodžiu, tai yra žmonių, kurie tam jautrus. Ir tie žmonės, kurie labai tam jautrus ir kurie jau turi pasisekimą atpažinti, tie ir turėtų tą daryti, ne visi. Nes nukreipimas neteisingas irgi yra taip pat žolynas, kaip visiškai nieko nematė. Aš sutinku su to, nes daugelis panaudoja mano metodologiją, aš mačiau, ką jie darė, jie tik tai sugadino tos vaikus. Ir po to aš esu labai prieš prievartą, bet aš taip pat prieš abejingą tokį stebėjimą ir nieko nedarimą visiškai. Bet tarp 2 ir 6 metų, maždaug tarp 3, 4, 5, tai tikrai, tai jau matosi, viskas gyvi, viskas tu matai, vaikai gali pradėti kurti, regėti visokius dalykus, daug kas regi visokius dalykus, kaip okeane, kaip Ilja. Čia yra labai, ne tai, kad čia yra fantazija, kiti daugiau tas radijo stočių mato, kiti mažiau, tai yra, ta dalelė, painiau glandą, kur yra vis nervas, jisai mato daugiau pas vaikus ir dėl to man labai įdomu išgirsti iš vaikų, ką jie ten turi, ką jie tikrai mato, ko mes nematom. Dėl to pas juos ir pasireiškia, pas juos tas jautrumas ir ieškojimas. Ir vietoj to, kad aš sakyčiau, einam, pasižiūrėsim, ar tau patinka tas, leisti vaikui, kad jis mus nuvestų, kad daugiau pasirinkimo, kad jisai matytų. Vien tik tai sakysim, atsiverskim knygutę, pasižiūrėkime paveiksliukus, ar tau šitas patinka ar ne. Ar tu norėtum būti dailininkė ar ne, tas nepadės. Nepadės sužinoti, ar vaikui patinka kulinarija, tik tai žiūrint kulinarijos programą. Reikia ragauti, reikia pjaustyti, reikia maišyti, reikia eksperimentuoti, reikia ragauti, reikia kurti. Tada ir kartais reikia daug padirbėti su vaikais, kad atpažinti, kur jisai, kur įtraukti. Bet palaipsniui, net jeigu tai yra ne savaitės kitiem, gal tai yra metų bėgyje, tu matai ir žiūri, kad vaikas daugiau kaip mikropasaulis, jisai gam tik taip, viską jisai mato mažumėje, kitas erdvėje. Tai jūs iš karto matai, kad daug kas atkrinta, kai vaikas, sakysim, kuris mėgsta bėgioti nuo vienos sienos iki kitos ir va šitai bėgioja po visas pusės, tai žinoma, jau tu žinai, kokiem dalykam jis visiškai negalėtų net susikaupti ir sėdėti kažką tai tokio. Jam reikia fiziškai atsiskleisti kitose vietose, gal šokime, gal su gyvuliais, gal auginti kažkokius didelius medžius ir taip toliau, su žeme daryti. Žodžiu, labai yra daug, čia yra būtent tas yra mokslas ir menas, kaip surasti. Aš kalbuosi su vaikais labai, diskutuojam. Masto, jie klausimus man, mes vaikštom, mes žiūrim, mes aplankome daug darbų. Aš noriu, kad vaikai susipažintų, kaip yra tikras gyvenimas, o ne kas yra popierinis gyvenimas. Net ir dabar, aš nesėdžiu, nors ar turiu 100 metų dabar darbo, aš turiu labai daug redakcinio darbo ir vien tik surušiuoti viską, sudėti, ką jie padarė. Bet aš manau, kad dar svarbiau yra būtent susitikti gyvai su žmonėmis, apie tai pakalbėti. Tai tas, kad jeigu nepadarysiu iki galo, nepadarysiu. Rami dėl to. Dėl to, kada kai aš jau rami ir kai aš atsisėdu su vaiku, man nereikia skubinti jo nieko. Tada jisai man rodo ir jisai žino, kad aš jo neskubinu. Jis žino, kad aš jam duodu visą laiką, jis tada ir skleidžiasi. Mesgi gėlės nepaimam, nespaudžiam ir netraukiam, greičiau aug. Nes niekaip neištempsim jas greičiau, negu jai programa teikia, kaip jinai turi skleistis. Mes tik tai galim dirbą papurenti, pasižiūrėti, kad nepersvirintų jos saulė, kad didelis uraganas